Sveiki visi, su jumis vėl sveikinasi Megacrafteris ir šiandieną žaisime naują Minecrafto pasaulį, kuris bus survivalas. Gerai. Tuoj sugeneruos tą pasaulį. Dar biški. Dar jau užkniso. Pagaliau. Yes. Yay. Jokio lago. Nes kada bandžiau filmuoti su frapsais, tai lagas buvo gigantiškas. Didesnis lagas neįsivaizduojau. Okay. Biški lagina, bet nieko. Gal paskui kitokius ten filmuosiu video, bet nežinau ar Minecrafto. Aš bėgioju savo trelelę pirpyrist. Nežinėkim. Kas čia per sugeneruotas pasaulis? Nei medžio, nei nieko. Nėra medžių. Puiku. Ai va. O, čia džiungliniai, man reikia. Tiek to gyvensiu džiunglėse su savo džiungliniais medžiais. Ouch. Gerai. Sau čia kirtų medį. Gerai, turiu medienos. Jeigu dabar pasižiūrėsite į mano taskbarą, pamatysite, kad aš dar turiu World of Warcraft. Bet čia yra ta nemokama versija. Nu, čia tik išbandymų. Nu, išbandymas. Tiek to. Čia yra tas pradedančio versija. Užkimsa, kad tai būna. Davai, duokit man medieną. Nu, what? Jeigu dar čia vis levituoja ore tą medieną, tai keista labai. Pasistatysiu namą nuo vandens. Ups. Biški seniai lošiau Minecraftą, tai užmirštu kartais. Kai ką aš nedažnai. Reikia laikyti shiftą ir statyti namą. Aš nebefilmuoju su HyperCam 3, nes su ją negalima filmuoti ant viso ekrano žaidimų. Tai nežinau kodėl. Per kitą video pamokysiu, kaip parsisiųsti ir įsitaisyti modus į Minecraftą. Aš ten gavau tokį komentarą, prašymą, kad ten parodytų. Seniai nekuriau, tai galvojau, kad per kitą video sukursiu, kaip tai padaryti. Jeigu norite, aišku. Čia labai lengva už tus modus taisyti, nereikia ten nieko ten, taip toliau tik vieną dalyką parsisiunti viskas. Ne, šimtai. Gal žinot ką? Gal dabar parodysiu. Kada
Kažkada. Šiandieną turėčiau spėti sukurti kokius gal 3, 4, 5, 6 video. Plaukiu biškį. Nu gerai, jau dabar parodysiu. Saving cut title. Iš pradžių nueikite savo internetą. Tada prašykite skidas.com. Šitas bus description'e. Oi, ne taip parašiau. Skydas. Okay. Ko taip ilgai krauna? Čia bus visokių pilna modų. Kokį norit galit pasirinkti. Aš tai čia okay. Tikėkime rasiu. A campfire mod installer. Šitą norėčiau modą aš. Nu va, čia yra visas tas. Tai jums tada reikia nueiti vos tai čia. Tada kur rašo download here zip. Šito nespauskite. Spauskite DRCT. Kaip paspausite, jums duos šitą campfire mod installer.zip. Man šitą turiu rarą, tai tada dabar reikia ekstraktinti. Šitą jau galime ištrinti, ekstraktinam, pasidarykime. Ir bus campfire mod installer, įjunkite šitą. Nu, palaukime. Paspauskite install mod. Paspauskite ne, vis tiek nieko blogo neatsitiks, jeigu paspausite jas, irgi nieko, tik tais, kad lėčiau krausis. Dabar čia palaukim. Aš gal sustabdysiu, kol čia krausis. Ir va, sugrįžom ir jau, kaip matote, campfire mod installed. Tai jau galime išjungti, įeiti Minecraftą. Nu, velnas, kiek aš jau įjungęs. Tarnėjimą. Va, kaip matote, čia jau krauna kažką mum. Nu, čia aišku, nu, čia krauna tik tais, kada tu įsinstaliuoji tokius jau galingus modus. O tokius silpnesnius modus, pavyzdžiui, kaip too many items, tai šito nerodys. Gal sustabdysiu, kol čia krauna. Gerai, sugrįžom, bet man kažkoks eroras buvo Minecrafto, tai modas įsinstaliavo nesėkmingai. Tai jeigu taip jau jums bus, kad modas nesėkmingai įsinstaliuos ir turite tokį Minecraftą kaip aš, tai įeikite į jį. Paspauskite force update, enter game. Čia tralė ir viską čia padarys. Na, žodžiu, kol čia viskas darosi, sustabdysiu video. Na, žodžiu, jums čia viskas paskraus. Ir taip toliau. Taigi vos, nu, aš jau baigiu video. Tai su jumis buvo Megacrafteris. Ir modų instaliavimo pamoka. Tikėkime, jums nebus jokių erorų. Tai va.
Viso gero.